pramoginę laidą Įkalbėk pasimylėti. Skambink tiesioginėme eteryje, įkalbėk savo partnerį pasimylėti ir laimėk 2 bilietus į Justin Timberlake koncertą Vilniuje. Mūsų telefonas 8. Alio? Taip, aš jau beveik atėjau. Siūlau susitikti procedūriniam ir vienas kitam padovanoti kelias minutės karštos meilės. Tu gal išdurnėjai darbe? Mažulė, aš tavęs noriu. Kelios minutės rizikos ir teigiamos emocijos visai dienai. Ką sakai? Alvydai, aš tikrai nerizikuosiu. Taip. O gal geriau po darbo pas tave vakare? Pergalė. Mėly klausytojai, Alvydas iš Vilniaus ir jo draugė laimėjo bilietus į Timberlake koncertą. Čia mes dabar per radiją? Ir mus visi girdėjo. Alvydai, tu debilas! Labas rytas, Jūratėlė. Nu, pasakok apie savo romantišką poilsį Milane. Kažkas atsitiko? Viktorai, būk geras, užeik kitą kartą. Aš tikrai šiandien neturiu po su tam kalbėti, gerai? Čia dėl kelionės? Nu, nenori, nesakyk. Taip, taip, taip. Ta šunsnukis. Maniau bent Milane elgsis kaip žmogus. O jis tikrai naudojas kiekvieną progą mane išvesti iš kantrybės. Tyčia! Aš galvoju, kad tu žinai. Tai ką, jam patinka, kai aš rėkiu? Gerai. Kas gerai? Daugiau neberėksiu. Viskas užrakinta. Gerai, svoločių. Nu, supratau, tau ten patiko. O kaip ten mūsų Jūratė? Jūratė. Jūratė puikiai. O aš truputėlį palaukiau, prišokau, šuts ir užrakinau duris. Nieksu. Nieksas. Nėra ko. Užsienyje be liemenėlės po balkoną šlaistytis. Šunsnukis. Tu būtum matęs, kaip jinai klikė. Viską, sakau, Jūratė. Pavogė tavo rankinuką, garantuotai. O ten viskas. Ir piniginė, ir raktas, ir fotoaparatas, ir viską, dokumentai galų gale. 2 valandas bėgiojom po oro uostą ir ieškojom. Kol neprisipažinau. Taip klikė, kad net kartais į ultragarsą persijungia. O kas čia tokio įvyko? Paprasčiausia medūza įkišau. Bravo, bravo, bravo. Džiaugiuosi, kad taip. Prisišaipėjai iš jos, prisidukai, nes nuo šiol jinai ant tavęs daugiau neberėks. Įdomu, kodėl? Todėl, kaip jinai suprato, kad tu tyčia į po odą lendi. Todėl dabar Rimai gyvenk ramiai ir nelaimingai. Nesąmonė, Viktorai. Jinai ne 5 minučių neištvers ant manęs nerėkusi. Kad ir kaip besistenk. Labadiena. Kas čia per saviveikla? Kas leido nusirišt? Daktaras sakė, po 2 valandų galiu nuimti. Taigi galėt paprašyti, tai žaizdą galėt užkrėsti. O ko? Geras, o tai kas jūs čia taip? Nu kas? Tigrė? Tigrė! Su tokiu manikiūru, ne? Nu kokiu manikiūru? Natūraliai tigrė, nu. Įsiganda pirotechnikas, matai, jauna labai dar. Palaukit, kokios pirotechnikos? Kokia tigrė? Kas jūs toks? Dresuotojas. Zabukas? Zobukas. Teisutis Kupstas. Aš didelis jūsų talento gerbėjas. Man labai patinka cirkas. Ačiū jums už mediciną. Jums ačiū. Rimai, dar kartą tavęs prašau. Atsimink, Milane buvai su Paplavskiu, gerai? Rimai, girdi, ką sakau? Ne, Jūratė, aš kurčias. Kitaipgi nekartotum to paties 100 kartų. Jėzu, kaip aš tavęs negirdžiu. Labas rytas, atsinešiau žiurkę. Per vėlai, Levinai. Gyvatė jau papusryčiavo. Kokią žiurkę? Aš ją 30 dienų šėriau genetiškai modifikuotų maistu,
norėdamas įrodyti, kad tai sukelia auglį galvos smegenyse ir dabar planuoju tai ištirti. O tu visai pablūdai, Levinai. Kuom tu čia užsiimi, kokiom nesąmonėm? Šaunuolis Leonidai, klinika remia mokslinius darbus. Kai tu pabaigsi savo eksperimentą, būtinai pateik ataskaitą. Tai gali būti naudinga visiems. Nu, šaunuolis. Kol jisai skers savo žiūrkės, kas ligonius gydys? Ar apskritai, Juratėlė, jeigu ką čia yra mano žaislai, aš su jais žaidžiu. Gerai, tai yra tavo žaislai, bet smėlio dėžė yra mano. Mano klinika, junk logika. Berods, tu taip sakai. Nesupratau, o kur visi šitie naudžiūnai, tu despotas, arba tu idiotas? Ir visi kiti man patinkantis epitetai. Keista. Birutė, palauk, aš pajokavau. Nejokinga, aš apsikvailinau prieš visą šalį. Kokią šalį? 2 sakinius pasakei, nieks nieko nesuprato. Bet to visiems buvo jokinga. Visiems? Žinok, man tai buvo nejokinga. Birutė, kodėl tu tokia nuobodi? Aš nekaltas, kad neturi humoro jausmo. Jeigu nenori, iš vis galiu nebejokauti. Kvailytė tavo jokeliai, supratai? O humoro jausmą aš turiu. Kas čia? Numeris 9. Pasaugau, kad nieks neimtų. Bet netidengti, nes bus kliksmų per visą ligoninę. Ką reiškia netidenk? Mažutė. Bent jau pabaliau. Zolbukas, dresuotojas. Aš su jai net selfie pasidariau, žiūrėk. Angelė, žiūrėk, va. Žiūrkė. Tyliau tu kupstai. Išgąsdino tave mažytė, nebijok, nebijok. Tu žiūrkių bijai? Nebijau. Man jos tiesiog šlykščios. Visokias lygas nešioja. Bijai, žiūrkė. Fas! Eik iš čia, žiūrkė. Bilas, tu išgąsdinsi kupstują. Varykit iš čia. Viskas, mažytė išėjo pikti dėdės. Gi sakiau tau netidengti. Gerai, paruoš man procedūrinį ir skalpelį atnešk. Gerai, paruoš man procedūrinį ir skalpelį atnešk. Aš viską dėl Čičias padarysiu. Kas ta Čičia? Na, pagalvojau, kažkaip tai nežmogiška. Numeris 9. Bus Čičia. Ai, Čičia, sakai. Kokia gražuolė, tik akis, tokios liūdnos. Nu nieko, ką sakai, skalpelį? Ne, Angelė, palauk, vėliau. Iš esmės aš ir pats viską pasidarysiu. Mažutė. Teisutė, gali man papasakot kokį juokingą anekdotą? Anekdotą? Aha. Stovi pankas gatvėje ir pilasi ant savęs kefyrą. Pilas, bėga kefyras, prieina kitas pankas, sako, ką čia darai? Sako, šachmatai žaidžiu. Tas sako, galiu ir aš pažaisti. Sako, davai prisijung. Tai stovi abudu gatvėje, pilasi abudu ant savęs kefyrą, prieina trečias pankas, sako, šachmatai žaidžiat. Tai sako, iš kur žinai? Sako, taigi dviratis už kampo stovi. Geras, ne? Įsipjovė vyrukas pirštą. Nuvažiavo į ligoninę, eina pas traumatologą. Traumatologas sako, taigi nieks nelūžo, eik pas terapeutą. Nu, tas nueina pas terapeutą. Terapeutas sako, taigi nėra tablečių nuo piršto įsipjovimo. Eik pas okulistą, ką tu nematai, kad įsipjovai. Geras. Nu, tai čia dar ne viskas, čia dar nėra nieko juokingo. Žodžiu, tas vyrukas vaikščiojo pas vieną, tai pas kitą. Ir galiausiai, žinai, kas jį išgydė? Patologonatomas. Fui. Alvydai, aš atsiprašau, aš tikrai neturiu humoro jausmo. Birutė, nenusišnekėk, aš čia nevykusiai pajokavau. Aš pasitikrinau, aš tikrai neturiu humoro jausmo. Na, kaip laikotės? Ačiū blogai. Dar nesugijo? Ne. Tada gerai. Turiu galvoj, gerai, kad nepablogėjo. Kaip broliui sekasi? Ačiū gerai.
Norėčiau jūsų paklausti vieno dalyko. Na, klauskit. Aš bijau tokio žvėries. Plėšraus. O jūs tipo dresuotojas. Nu, ne tipo, tikras dresuotojas. Tai norėjau paklausti, ką daryti, kad nebijočiau. Jakis, žiūrėk. Jakis. Aha. Kitaip įskips tau į gerklę. O tai kaip nebijot? Tiesiog, žiūrėk kaip žmogų, į akis. Psichologiškai paimk. Žiūri į žmogų, supranti? O tai, kad jis jau tavo. Tu vadas parodyk. Tu šeimininkas. Tu. Čia tavo teritorija. Kitaip viskas. O tada jau gali į narvą. Į narvą. Aišku. Į narvą. Aišku. Aš tavąją atžalą išmesiu lauk iš klinikos. Jis visai netinka gydyti žmonės. Daktarė Naudžiūnai, aš dabar nepasiruošusi spręsti šios problemos. Ateikite rytoj pas mane prieš 5, vat kaip tik turėsiu laiko, galėsim aptarti. Gerai. Narkotinių medžiagų ataskaitos taip pat nelauk. Gerai, paprašysiu Angelės. Ačiū, kad perspėjot. Kas per nesąmonės? Kas jai darosi? Sriukas Čičiukui. O kur Čičia? Čičiutė, Čičiutė. Ai, Čičiuk, mažutė. Čičia. Kas tu yra? Kas tau juokingo? Nieko, Angelė, čia nuo nervų, nekreip dėmesį. Ką ten turi? Kur? Čiagi Čičiukė. Levinai, aš tavęs nesuprantu, tu pirmą padovanoji, dabar pavogti nori. Angelė, klausyk, man šitos žiurkės reikia moksliniam eksperimentui. Tu ją nužudyti nori? Neverk, Angelė, nori, aš tau kitą žiurkę padovanosiu. Man nereikia kitos žiurkės, man reikia Čičiukės. Aš tos netiduosiu. Maniakė, padėk į vietą. Greitai. Čičiu. Pasiduok, tu maniakas. Suriuko tau. Mažutė. Nejokinga. Nejokinga! Jūratė, viso šitą man reikia skubiai. Rimuli, čia aš sprendžiu, ko reikia skubiai. Čia nematau nieko skubaus. Tau pačiai nereikia gydyti ligonių, todėl tu ir sakai, kad čia nieko skubaus. Nesiginčyk su manim. Viso šito man reikės vėliausia rytoj. Naudžiūnai! Nieko nepažadu, bet pažiūrėsiu, ką galiu padaryti. Patenkintas? Patenkintas. Žiūrėti tiesiai į akis ir į narvą. Levinai, blemba! Tu ką čia tyčia jas visas tempi? Taip. Ką čia veiki, skerdikė? Nieko, noriu įrodyti, kad tu esi neteisi. Tu sakai, kad myli tik Čičią ir tau kitų nereikia, taip? Taip. Ir puiku. Dabar pasakyk, kuri iš jų yra tavo Čičia. Levinai, tu ką, galvo, aš savo mergaitės nepažinsiu. Aš ją iš 1100 žiurkių pažinčiau. Jos tokios protingos akis. Tuoj. Va, Čičia. Nepalauk. O gal šita? Jų visų tokios protingos akis. Va tą, Angelė, aš ir norėjau įrodyti. Todėl dabar aš Čičią pasimsiu eksperimentui, o tau liks kitos 2. Aš Čičią pažįstu, aš šią mėnesį auginau. Čičia yra... Blemba, čia viskas per tave, Angelė. Ir gerai, Levinai, gerai, pažiūrėk, kokios jos gražios. Aš ir vardus sugalvau. Perlė ir Merlė. Angelė, ką tu kalbi? Kokia perlė, kokia merlė? Iš vis čia yra patinai. Ir Čičia? Gerai, bus Čičius, Perlius, Merlius. Ne, Angelė. Čia yra bandomosios žiurkės. Tiksliau, bandomoji yra viena, kitos yra 2 paprastos, bet aš visom 3 ištirsiu smegenis, supratai?
Ir būk toks, žinai, ką aš tau pasakysiu. Ir tegu tos 3 žiurkės tau košmaruose sapnuosi kiekvieną naktį. Pirmin, varyk. Ir pavarysiu. Supratot? Žiūrkės. Furija. Aš? Ne tu. Jūratė, užsidarė savo kiautę ir špygą pramušė. Nu, ar aš nesakiau? Gal arbatos. Viktorai, man jos veiksmas kaip deguonis, kaip tau konjakas. Padėk man, prašau. Pone Zabukai, pone Zabukai, pone Zobukai, einam su manim. Ta prasme, prašau eiti su manim. Reikia jūsų pagalbos. Kas atsitiko? Nepadėjo jūsų patarimas, kaip kovoti su baime. Man nepavyko, reikia, kad jūs parodytumėt. Eime. Na, kur? Kur tas tavo žiūrės? Va, narve. Žiūrkės! 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 Kas reikėjo sakyti, kad ten žiūrkės? Tai iš kur aš galėjau žinoti, kad ir jūs jų bijot? Kas bijau? Aš nebijau. Tiesiog ligas visokias nešioja ir viskas. Tai aš irgi nebijau, bet jų tokios uodegos, tos plikos tokios. Nekalbėk man daugiau apie tas uodegas. Šiurpas eina daugiau. Nieko. Nesugebėjau. Ačiū, Levinai, aš žinojau. Fū, Levinai, aš daugiau su tavim iš vis nesisveikinsiu. O kam čia su tavim sveikintis, jeigu tu žiūrkių bijai? Ką tu pasakėjai? Ką girdėjai? Varyk iš čia, nes toj Čičių užsundysiu. Čičiau, fas! Debilai, nebijau aš tų jūsų pelių. O be to, Zobukas jų irgi bijo, o tigrų nebijo. Taip pat ir aš. Aš tai džiaugiuosi, aš einu sūrį atnešiu jums. Per anksti džiaugies. O jūs irgi. Eksperimentas dar nesibaigė. Ir jūs ne Čičius, Merlius ir Perlius. Jūs esat numeris 9, numeris 10 ir numeris 11. Žinot, kodėl ne 1, 2 ir 3? Teisingai. Kodėl skubiai? Kas nors nutiko? Aš norėjau tau pasakyti, kad tu be reikalo stengiasi mane prajuokinti. Kodėl? Deja, ne todėl, kad aš neturėčiau humoro jausmo, bet todėl, kad tu ryte mane labai įžeidei su savo tuo radiju. Nu, atsiprašau. Atsiprašyti neužteks. Aš noriu, kad tu būtum nubaustas. Kaip? Pavyzdžiui, 2 savaitės net nesvajotum apie seksą. 2 savaitės? 2 savaitės. Gerai? Gerai neužteks, aš noriu, kad tu šitą frazę pasakytum garsiai ir kad būtų aišku, ko tu atsisakai. Gerai, gerai. Aš, Alvydas Gaulė, atsisakau sekso 2 savaitėm. Jei pavyko, per 1 minutę vaikinas atsisakė sekso 2 savaitėms. Užjaučiu tave, vaikinė. Visai neturi humoro jausmo. 2 savaitės nejuokinga. Jūratėlė. A, sveikas, Viktorai, kažką pasirašyt? Ne. O tu matai, kas naudžiūnai darosi? Mačiau, atrodo, tau pavyko išvedė iš kantrybės. O išvedžiau. Laksto poligoninė ir visiems pasakoja, kad Milane buvo su tavim. Ir beje, su visom smulkmenom. O aš nesitikėjau. Naudžiūnai! Tu ką, iš proto išsikraustei?
klausti, ką tu sau leidi? Tu suvoki, ką tu darai, ką tu čia išdarnėjai? Idiotė, tu už savo veiksmus neatsakai. Ką tu išdarnėjai, klausiu? Mažulė, va taip, gerai, labai gerai, aš nieko neišdarinėju. Dabar tu rėksi 2 kart garsiau, nes aš niekam nieko nepasakoju, aš tiesiog norėjau, kad tu ant manęs parėktum. Tai jeigu tu niekam nieko nepasakoji, tai kodėl aš dabar turėčiau rėkt? 1, 2, 3, 4. Nu, žona iš proto šviesi!